upeliai, tos vadinamosios 6 vokės. Na ir grįšime į žemuosius panerius. Kelionė nuo čia iki žemųjų panerių galo apie 33 km. Jeigu pridėsime dar kam iki centro, tai susidarys 40, gal kitam ir 50. Kelionė nėra ilga. Kelionėje mūsų ves Dmitrijus, pakelkite ranką, juodas, o kelioniais Povilas, jis tai, kur visą laiką valgo. Jeigu žmogus valgo, tai jis nori sveikti. Ar laukiame dar žmonių? Ar visi draugus turime? Neturiu draugų. O vienintelis, tai važiuoja paskutinis, nes neturi nei vieno draugo, tik tai vieną sužadėtinį neturi. Sužadėtiniai tai taiso nuolat padangas, ratus ir visą kitą. Kitas sustojimas bus netoli Naujininkų taksi parkas, pabandysime patekti mes į vidų, žiūrėsim kaip seksis. Važiuojam! Kur dabar? Aš bijau čia. Dar pravažiuosime dar metropoliteno vokė, Trakų vokė ir Mūrinė vokė. Šie pavadinimai velniai žino, iš kur atsirado, niekas daug nežino. Spėjama, kad žodis vokė arba vaka lenkiškai yra greičiausiai totoriškos kilmės, nes palei vokę gyveno nuo Vytauto laikų totoriai, Baltosios vokės kaimas buvo totoriškas. Ir va tai yra už mano nugaros už vokės upelis 5 km yra 40 miestų maršrutas. Kol kas tiek. Aš tai laukiu Trakų vokės. Viso gero. Aš iš pradžių galvoju, kad čia ir bazinukas.